Gerą dieną visiems. Mes esam Druskininkuose ir jau susirašėme trasas, esam daugmaž pasiruošę, praėję administracinės patikras, technikinę, ką tik praėjo mūsų komanda, o žiūriu, mūsų šturmanas kažkur blūdyje. Ką veiki? O! Pagrybaut, sakai, tą progą, ne? Taip, prie to pačio. Va, šviežias, gražus, blizgantis. Nu, gražu tu radai, tai gal tu... Aisim dar paieškoti. Tai gal einam grybaut, o neraliuot? Blemba, gal po ralio einam pagrybauti. Ai, tai jeigu dar šviesų bus, pasimsim prožektorius mechaniko. Iš mechaniko paimsim, bus gerai. Einam dar paieškoti, gal rasim daugiau biškį. Gerai, iki. Iki. Sveiki dar kartą. Labas. Turim jaunimo kito. Ta prasme, jau 30 metų man jaunimo. Nu, papasakokit, kaip sekė susirašyti. Tai dar tik įpusėjom susirašymą, tai antras greičio ruožas, nežinau, nesupratimas, kažkoks šlapė, siaura, belikė kelmų. Kiekvienas posūkis medyje praktiškai laposi. Jo, medis arba jeigu ne medyje, tai šalia medį šiaip nukirstas yra, tai nežinau, kažkaip įdomu bus, gal ištrauktas galas kažkaip tais. Arba kaip sykis nuneštas galas. O antram tai skaitimo tai yra šturmanui darbo labai daug. Aš taip galvoju ir, ta prasme, antras man kažkaip irgi netiko ir nepatiko. Šitas 6, 8, va, tai kažkaip važiuojamas dopas pats tas. Jo, jis ir platesnis biškį ir tiesių šiek tiek yra. Dėl to siaurumo, dėl kažko, bet antras tai man irgi ne. Bet aš manau, kad ir kokie tie greičio ruožai yra, tai yra visai neblogai, nes mūsų kolega tuoj pareis iš miško su grybai, žinokit, tai jeigu blogai gausi, ten kažkas suges mašiną, visą laiką galėsim sto čia pagrybauti. Tu papasakok, šturmanas mano, ką tu veiki šiandien? Nieko. Kad trasoje neprisigrybaut, tai dabar pagrybavom. Vakarieniai. Bus vakarienis. Kiek mes užtrukom? 15 minučių kažkur turbūt, ne? 15 minučių. Tai va. Kad negrybautumėm trasoje, grybaujam miške. Tada ir mums reikia eiti. Gerai, ką? Iki. Labas vakaras visiems. Prieš krepšinį yra laiko palaikyti ir savo draugus. Mūsų ralio guru. Mindaugą Grikienį ir Donatą Gaidelį. Jie važiuoja Saremos ralyje. Planavome ir mes tenai važiuoti, tačiau atsidūrėm Druskininkų mini ralyje. Tai spėsime dar savo atvažiuoti. Tai palaikykit mus ir palaikykit mūsų lietuvaičius važiuojančius. Vieną iš sunkesnių ralių šio sezono gale. Kaip komanda jaučiatės? Susikaupime turbūt. Apmąstymuose. Galvojam, ką čia šiandien gero nuveikus. Gal eisit vėl pagrybauti? Vakar pagrybavom, kad šiandien trasoje nereiktų grybauti, tai kažkaip gal užtenka jau. Ar oro sąlygos jums nesutrukdys finišuoti? Panašu, kad nenusimato lietaus, nusimato saulutė, geras oras. Tai... Ja, vietomis šlapoka, bet mes kaip ir daug maž žinom kur kas, tai žiūrėsim. Sveiki, Martynai. Labą rytą. Kaip sekėsi trasos susirašymas? Vakar šiek tiek lyjo, tai buvo slidoka, techniškai greičio ruožai laukia, ganėtinai bus lėtai ir užtikrinti. Kiek greičio ruošų jūsų laukia? 8. Kaip sekėsi palaikyti maksimalų susikaupimą trasoje? Iš visų jėgų stengiamės, kad nepasimės, nepasiklys, susikaupiant prieš ganėtinai važiavimą ir taip pat išlaikom susikaupimą. Ačiū. Ačiū tiek. Sveiki, Rokai. Labas rytas. Kaip jaučiate žinodami, kad tai paskutinės jūsų varžybos į sezoną? Šiaip labai įdomus jausmas, nes kai pradėjom
nuo žiemos ralių. Dabar jau irgi viskas artėja link žiemos ralių. Tai bet žiemos raliai jau yra naujas sezonas, tai mes jau kaip ir laukiam. Tai aš manau, kad nespės šis pasibaigti, prasidės iš naujo. Ar jau turite kokių planų, ką veiksite, kol neveiks varžybos? Kaip ir turim, nes reikia automobilį susižiūrėti, greičiausiai amortizatorius reikės persirinkti pas Samsoną, tai veiklos tikrai netruks. Lėtai ir užtikrintai? Manau, kad taip, nes bus tikrai slidu. Šiaip visos trasos bendrai nėra labai slidžios, bet yra miškeliai važiavus tam tikrų posūkių, kurios reikia pasisaugoti, nes gali nuslysti medį, nes arti medžiai kelia. Ačiū. Sveiki. Kaip jaučiatės po pirmo greičio ruožo? Jo, gerai jaučiamės, mašinį biškį palaužėm, apsaugos plastikinis ir lempa kažkur dingo. O daugiau tai viskas gerai. Žilvis gali papasakot, kaip jam patik ketvirtą greičio ruožą važiuoti. Aš tikėjau, kad BMW šikna yra labai lengva, bet kad tiek tai negalvojau, nes labai išmalta ir labai smarkiai kėlė užmį. Ar teko keisti strategiją reaguojant į trasos sąlygas? Nežinau ten ką iš vis mes darėm, belė džiaugiamės pravažiavę. Tai buvo taip, kad kai kur net vairą nereikėjo laikyti, koją stabdžio irgi numetė, nu ten tragedija, negreičia ruožai. Labai išmalta iš tikrųjų, labai prastas dūms. Kaip jums sekasi viens su kitu komunikuoti, ar būna, kad neklausote viens kito?
Tai nesipykstamės. O ar klausau, tai aš tai jo turėčiau klausyti visada, o Žilius ar manęs klauso, aš nežinau. Aš jam nieko nesakau, tai jis manęs negali klausyti. O aš jo turbūt klausau, ne? Realiai tai klausau, ta prasme, nebuvom nieko praleidę. Ačiū. Kaip jaučiatės po pirmų greičio ruožų? Iškalbingiau už 1000 žodžių turbūt. Sudėtinga nupasakot. Šiaip tai viskas yra gerai. Važiuot galima daug greičiau, negu dabar mes važiuojam. Bet mes pasirinkę saugų greitį. Nes, ką žinau, nėra skirtumų, turbūt kelintį atvažiuos. Būt gerai bent jau trečią vietą. Ne, tai visada yra gerai, žinai, bet mes pirmam greičio ruožė daug praradom, nes buvo labai sunku sujungti režimą, nes tokia kelio danga dar nevažiavom. Labai daug provežų, praktiškai visi dopai vien provežos. Tai buvo tų provežų per mūsų šį sezoną, bet tikrai netokių ir netiek. Labai jau gilios buvo. Jo, sunku, pavyzdžiui, dar iš pradžių pirmam švietė saulė, tai pro medžius važiuojant, tai šviečia, tai nešviečia, kelią sunku buvo biškai matyti, tai labai daug šiaip laiko praradom pirmam, nes mes turbūt tik nuo pusės pradėjom taip jau, tai va, per tą laiką labai daug laiko sudeginam, o dabar jau bus kaip bus. Kaip vertinate automobilio veikimą šiandien? Man daug, ką žinau, jam skauda, bet šiaip gerai. Jam skauda, padukų sutena. Jo, nes dabar 4 važiavom, tai nuo starto iki finišo visur dugnu braukia. Kiek dar greičio ruožų jūsų laukia? 4. Turėtų būti. 4. Kaip sekasi dirbti vien su kito, ar komunikacija sklandė? Tai būna tokį nuokreipį, bet viskas kaip ir normaliai, manau. Jo, šiaip tai, mes dar kaip ir viskas gerai. Jauni, tai čia dar mes klaidų, tokių dar netiek padarysim. Ir knyga pabėga, tai natūralu yra. Jo, viskas yra gerai. Ačiū ir pasimatysim finiše. Kiek? Kaip jaučiatės kolektyvas? Pietukai. Labai gerai. Labai nelekiam, nes nelabai yra kur lėk. Bet čia biški norėtus greičiau, bet kažkaip taip, taip. Ką žinai, gerai? Marčiau, kur tai bėgi? Nebėg, pasivaikščiodavas. Va, mūsų tokia aptuštėjus aikštelė. Mūsų tai iš toli šviečia raudoni ratai. Nežinau, kas labiau balta šviečia spalva, raudoni ratai. Kas čia? Čia biški. Čia čiučiut. Čia jau buvo nuo bet jau daugiau. Tada ko čia dar turim? Čia biški šaka buvo. Nieko tokio. Kas čia? O kas čia? Nepasakos. Buvo, bet viskas gerai. Tai va, mums liko dar 4 greičio ruožai. To išjudėsim link jų ir laukit žinių. Sveiki, Tomai. Sveiki. Kaip sekėsi ruoštis paskutiniam varžybom? Eitėm, daug ir nieko nereikėjo daryti. Po Utenos. Ar kilo kokių techninių problemų ruošiant automobilį serviso zonoje? Šiandien ne. Kad skauda automobiliui, tai tikrai, o kaip ir nieko nesulaužė. Kaip vertinate automobilio būklę šiais važiavimais? Šiaip automobilis yra pilnai paruoštas. 4 greičio ruožus tikrai atlaikė, nieko blogo nepadarė, o kas laukia, tai dar tik bus matyti. Ačiū. Prašau.
Sveikinu sėkmingai užbaigus ralį. Dėkui tau. Kaip jaučiatės, kas buvo sunkiausia? Sunkiausia, bent jau man, kai galvojau, kad antras greičio ruožas bus sunkiausias, tai jis buvo pats turbūt smagiausias ir labai keista, kad mašinai nieko nesulaužiau. Tai man tas buvo įdomiausia šitose varžybose. Kas tau? 8 buvo man realiai sunku skaityti kažkaip ir sunku buvo pravažiuoti. Tai saulė labai švietė į akis ir nežinau, kurioje vietoje esu. Skaitau stenogramą šiam, bet nesu užtikrintas, kad būtent ten esu. Tai tu skaitai, aš tai nemačiau, kur važiuoti, nežinau, kad ten buvo. Bet gavosi viskas gerai. Jo, kojas nenukrito nuo stabdžių, tai gerai šį kartą buvo. Tai buvo paskutinė šio sezono varžybos, ką veiksite toliau, kokie planai? Pravaryti BMWui technikinę, nes baigėsi. Ir dar reikės, manau, upgrade'ą daryti amortikus keisti, kad kitus metus galėtume važiuoti. Ką tu veiksi? Ir kad būtumėm pirmesni, negu dabar. Nes dabartinis rezultatas, tai, pavyzdžiui, mane tai labai smarkiai tenkina. Klasiai šiandien likom 8, bendro įskaito 25. Tai manau, kad labai super ir mūsų planas tai yra pavykęs šiemet. Šių metų planas buvo iškeltas, kad bent vienas varžybas į 30-uką tilptai druskininkai, finalinis 25, manau visai gerai. Jūs visą laiką dviese, kaip spėjate paruošti automobilį ir patys susiruošti raliui? Paslaptis. Jisai ruošia, aš nieko neveikiu. Naktinė miegi, pasėdi prie mašinos, o šiaip nereik mašinų laužti, kad jas po to reikėtų ten ruošti labai daug. Kaip vertinate jų dviejų darbą šį sezoną? Teigiamai. Ar reikia konkrečiau? Šiaip teigiamai, manau, tas visas darbas yra. Kiekvienas varžybos vis kilama aukščiau, tai reiškia, tiek aš tobulėjau, tiek Žilinas tobulėjo, tai jau yra gerai. O kad dar geriau būtų, tai trūksta keletos dalykų. Money. Laiko, kitaip sakant, laiko. Ačiū. Iki. Jau? Aš ant tavęs pykstu šiandien. Nu, ką vėl aš padariau? Nes gavom Nu. nuo svečių klasiai, nuo žmogaus, kuris važiuoja 3 ralį savo gyvenime, nuo jo gavom. Gerai. Tai pagirtina, reikia žmogų ranką paspausti. Ne, kad jam ranką reikia spausti. Aišku, pagarba masonui. Stiprus vyras pasirodo. Nu. Bet aš tada vis tiek pykstu. Ai, sveika, bišį galime to. Gyvenimas. Tai tada palauk kito sezono, kiek ten pripyksi. Žiūrint spaužias. Čia intrigą paliekam. Nu. Arba N5, arba sprinteris kokį. Nu. Gal su mocis lėkia? Ne, varom su sprinteriu. Dar nieks nevažiuos. Bus. Tai jeigu lasfą klasę padaro. Reik pateko. Nu. Ką gero? Labas vakaras. Sveiki. Sveikinu sėkmingai užbaigus paskutinį ralį. Ačiū. Kaip jaučiatės? Ką žinau? Nežinau, ką pasakyti. Trūksta žodžių, iš tikrųjų. Fainai finišavom šiandieną. Buvo sudėtingas ralis. Mūsų gyvenime pirmas toks ir miškų. Buvo sudėtinga skaityti scenogramą. Buvo paklydimų, aišku. Buvo tokių pasimetimų durnose vietose, kur sakau, neskaitysiu, važiuok tu kur nori, vos ne taip. Jo, buvo kažkaip sunku, nes, Ir saulė spigino labai. Jo, gal ne tai, kad sunku tas susekt turbūt buvo, bet tas visas kratimas, nes labai prastas kelias, geras kelias. Bet, vienas dopas buvo, kur, sakau, startavom dugnu braukdami ir finišavom dugnu braukdami. Jo, čia buvo antras greičio ruožas. Jo, nes, tai jau aš keliavos matau, nežinau, kaip jiems skaityti sekas. Labai sudėtingai sekėsi. Galiai išviešiai išpušė mūsų kolegos Aurimo Idžiūno klaida. Kur atvažiuojam iš Poposkio ir matom, kad stovi mašina be rato. Tiesiog vienas ratas vienoj pusėje, mašina kitoj pusėje ir matai tokią skylę arkoj. Labai išmušė iš vėžių šitas dalykas. Jo, nes kolega tikrai gerai važiuojantis, patyręs, daug metų važiuoja ir tikrai gerai važiuoja.
Kaip jiem tokie dalykai pasiseka, gal labiau nepasiseka. Mus šiek tiek išmušė iš vėžių, bet kažkaip bandėm su tos tvarkyti jaudulio ir tiek. Jo, bet šiaip viskas, manau, kad viskas kaip pagal planą, jo. Ačiū Dievui, sveika. Sveika, graži, va, šalia mūsų stovi. Nusiplovėm, fotosesiją pasidarysim komandos ir žvelgsim į priekį. Ką komandos vadovas papasakos? Nu, puiku. Puikiai. Ant kiek puiku? Pirmi metai varžybose, taip, yra daug suvažiuoto varžybų. Kiek plius minus 17 jo varžybų, kaip ir rekordas būtų, turbūt, šių metų. Niekas, manau, nepadaręs daugiau. Stengsimės, treniruosimės ir važiuosim toliau ir ruoštis kitam sezonui. O kas laukia mūsų tarp sezonį komandos vadovas? Gal galit apšviesti kažkiek? Manau, kad visos mašinos rebuildas bus. Tai pilnas išardymas, sutvarkymas ir surinkimas atgal. O su jais teks padirbėti, manau. O su kuriuo daugiau? Manau, su abiem užsiimsim. Tai va. Ką, ačiū labai, kad buvot visą sezoną kartu su mumis. Ačiū mūsų rėmėjam. Tai pradėjome sezoną su mūsų rėmėjais moterim. Seniausių žurnalų Lietuvoje, paskui prisijungė prie mūsų Krispo. Tai yra namų kvapai, parfumerija. Prisijungė vidury sezono Kramo prie mūsų, kurie prisidėjo prie apšvietimo, prie elektros įrankių. Tiesiog visko, ko reikia mūsų automobilio remontui. Tiek padėjo prie mūsų Subaru, kuomet reikėjo tam tikrų įrankių ir mes tiesiog neturėjom, tai jie mums pagelbėjo. Taipogi generatoriai, apšvietimai, Utenoj mums labai padėjo, nes su šviesa ant galvos neprivaikščius. Po tam sikeisti vairo kolonėlę. Per visą naktį. Tai tikrai ačiū labai ir tikimės, kad išlaikysim tą bendradarbiavimą toliau. Galim iš tikrųjų padėkoti dar Girkieniui, kuris pardavė mūsų pirmąjį automobilį, su kuriuo mes pradėjom savo karjerą. Kaip mes atsiradom? Kaip atsiradom? Iš tikrųjų mes šitam rally atsiradom kaip ir tikėtai, kaip ir netikėtai, nes prieš 2 metus buvo svajonė. Jau buvo beveik viskas suderinta, nusipirkti Subaru automobilį Kaune, bet taip, svajonė lieka svajonė, kaip sakoma, o svajonės mėgsta tylą. Tai mes 2 metus tylėjom ir tada gavom spyrį užpakalį, kad gal jūs darykit kažką protingo. Pabandykit, patiks, nepatiks, tai čia, žinai, patiks, nepatiks, gali patiks, bet gali nesisekt. Ten važiuoti 40 numerių visas varžybas, tai čia nėra ko važiuoti. Žinoma, iš pradžių buvom ne tik 40-ukė, ir 60-ukė buvom, bet tai buvo mūsų pirmos varžybos ir paskutiniai buvom, iš pradžių džiaugiamės apskritai, kad paskutiniai esam, o jau vieta buvo. Man jau atrodo, pirmam rally, kurį finišavom, buvome treti nuo galo. Bet žodžiu paskutiniai. Iš esmės paskutiniai. Pačiam gale buvom. Paskui su Subaru šiek tiek pasimodifikavom, ten dalykų visokių pasidarėm, kaip norėtume. Galiu patikslinti, bandėm modifikuoti, bet kaip ir pavyko modifikacijos, bet variklis nelaikė. Vieną kartą, tiek antrą kartą, o pirmą kartą švaistiklis. Trūko vožtuvas. Tada trūko švaistiklis, išlindo per bloką. Tai turėjome ten tokių istorijų su ją. Ir tuo momentu nusprendėm arba baigiam karjerą, arba atsinaujinam techniką. Kadangi baig karjeras nenorėjom, nes tikrai sekėsi, rezultato nebuvo, nes ten kas ten 6-8 varžybos, tai čia yra tas pats, kas nieko. Tai va, žmogus nuo gatvėje pasodink ir sakyk važiuok. Bet kadangi nusprendėm ir rėmėjai, ir šeima, ir visi kiti mus palaikė, kad darykit, gal jums pasiseks, tai manau, kad sprendimo atsinaujinti techniką ir važiuoti toliau ir siekti savo užsibrėžtų tikslų. Tai aš manau, kad turbūt pirmas straipsnis, kuris buvo aprašytas apie mus, tai buvo po Lietuvos, Estijos ir Latvijos žiemos etapų.
pirmą mūsų straipsnį buvo užduotas klausimas. Ko tikite sezono gale? Tai mes taip labai svarstėm, kaip atsakyti klausimą, nes nenorėjom užbėgti prieš akis, bet jeigu nesumeluosiu 20, bent jau kažkur, kad atvažiuoju. Jo, nu buvo 20. Planavom, kad bent jau 20-uką papult apskritai varžybose, tai jau būtų fantastika. Su Subaru Minirali, taip, Miniralis nėra aukščiausia lyga, atvažiavom 13, tai jau mums buvo kažkas tokio, nes, nu, tikrai buvo labai sunku. Bet tada mes 13 finišavom, kai atsinaujinome greičių dėžę, jo, kuri mums tikrai padėjo. Ir tikrai supratom, kad galim bandyti važiuoti. Tai vat mūsų ir istorija. Paskui įsigiję techniką startavome Rokiškį, tai Rokiškį labai ten kažko stipraus nenuveikėm. Vien tik dėl to pirmas ralis nauja technika, kur pavienė greičių dėžė ir finišavom ralį su 2 bėgiais. Jo, 2 bėgiai liko tai yra 6 pagrindiniai ir atbulinis. Tai neturėjom atbulinio 1, 2, 5, 6. Kaip mes važiuodami nutarėm su Rokiu, kad arba stojam, ar važiuojam iki galo. Tai nusprendėm važiuojam iki galo, kas bus, tas bus. Bet mums pavyko tada. Jo. Ir Rokiškį mes treti. Nu, žinoma, nebuvo daug. Mūsų klasėje konkurentų klaidų, nelaimių, atsitikimų likome treti. Nu, kad ir kaip juokinga būtų. Buvo juokinga. Bet čia buvo mums tiesiog toks, nu, spyris į užpakalį. Geras, kad, nu, norėtume dažniau turbūt, ne? Norėtumėm dažniau, kad ir tos 3 vietos, bet ne dėl konkurentų klaidų. Jo, bet, nu, mes jiem ant scenos vien tik dėl to, kad reikėjo formulumą užbaigti ir atsiimti apdovanojimą. Ta vieta mums nieko, nu, mes nesirašėm nei jos verti, nei mes norėjom, nei mes planavom. Ten labiau turbūt buvo verta... Aplinkybių, susiklostymas. Aplinkybės, o šiaip iš esmės turbūt būtų Firantas namie. Tai taip, žinoma, tai čia aišku klausimų nėra, bet kadangi konkurentam pasisekė mažiau negu mums, tai mums, nu ką. Bet va Cesi, tai Cesi parodėm, ką mes galim. Jo. Tada gal šiek tiek ir Grikėnis ant mūsų šįko. Bet čia viskas Jisai interpretavo savaip, kaip buvo, bet, nu, buvo kaip buvo, mes parodėm, ką mes galim. Atsimink. Mes su tavim, tikrai. Toliau. Tai ką, ten irgi treti buvo, bet ten jau tikrai jautimės, kad turėjom būti treti. Realiai parodėm, ką mes galim. Jo. Ką mes galim sprinto lygoje iš savęs išspaus. Ir tai, manau, ne pabaiga. Ne, tai aš manau, kad tikrai ne. Buvo. Tikrai. Buvo ir klaidų, buvo 2 kartus trasoj buvom sustoję, nu, tiesiog sustoję fiziškai, nes aš padariau klaidą ir teko sustoti posūkius, nu, neišėmėm posūkius. Vieną tiesį nuvažiavom, kitą. Jo, nu, tai čia, tai čia sakau, čia gyvenimas ir viskas taip turi būti. O toliau kas? Tada Rietavas, Plungė Rietavas. Jo, į mūsų. Nu, tai tada dizainas pasikeitė. Dizaineris išėjo į atostogas, mato baltą automobilį. Ja. Gal nutilėsim viską, kaip ten buvo? Ten buvo skalbenkės režimas. Jo, tai... Toliau 4 savaitės garaže. Ir turim egzempliorių. Pabaltavo nuo mūsų net. Turim egzempliorių, su kuriuo važiavom po krešą. Turbūt Antras, trečias, jau kažkas taupė, neskaičiuojam labai ilgo. Iš po krešą mes planavom į Elektrėnus važiuoti. Jo, bet kadangi... Dėl vairo kolonėlės neturėjom stiprintuvo vairo, negalėjom dalyvauti. Jo, tai buvom kaip žiūrovai, tai visi dalyviai kaip žiūrovai buvom, bet irgi buvo įdomu. Buvo įdomu iš šono stebėti, kaip važiuoja visi kiti ekipažai. Toliau dalyvavom Dauguose, Miniralyje, kur dalyvavom be vairo stiprintuvo. Jo, visą ralį suvažiavom, visiškai. Nes atvažiavom į ralį, stiprintuvas veikia, atvažiuoja į techninę komisiją, praeinu techninę komisiją, sėda Rokas važiuoti, sako, ko tu nesakei, kad nėra vairo stiprintuvo? Sakau, atvažiuoju, yra. Nu ir ką, toliau sekė dienos ralis, kuris baigėsi tragiškai. Ir turime šiandienos
Druskininkų ralį, Mineralį, kuriame finišavom bendroje įskaitoje 10. Savo klasėje 4. Pritrūko 7 sekundžių iki 3 vietos, bet iš tų 7 sekundžių 5 sekundės gavom baudos už tai, kad galimai, negalimai nuvertėm ar kabinome stabdymo zonos svarelę. Jo, gesinimo zoną, tai ten yra kaip yra. Ir aišku, dėl tiek mano, tiek Roko klaidelių kelių. Jo, kurios dasidėjo plus dar 2 sekundės ir mūsų kolegos buvo geresni už mus šiandien. Kurios galim už tai ir pasveikinti. Jo, ir greičiausia gal ir baigiam šį sezoną kaip ir, arba ne. Planas baigiam, bet girdėjom gandą, kad tai bus Latvijoje Mineralio sprinto etapas spalio gale, Kirniekų trasoje. Tai va dabar viskas pakibo. Ja, greičiausia, kad ne, kad mes baigiam sezoną, bet mintis klibina. Mintis klibina, bus matyti. Sekit naujienas. Jo, sekit naujienas ir sužinosit. Man pasidalinsim ir apskritai, ką veikiam tarpusezoninį. Kokie darbai, kas veikia. Burgerius pradėsim vėl kept. Nes reikia kitam sezonui ant padangų, ant kuro. Tai va, ir jo, viskas tvarkoj. Tai manau, kad apžvelgiam turbūt viską, ką reikėjo. Jeigu turit klausimų, tai visada klauskit. YouTube'e, Facebook'e, mum parašykit, jeigu įdomu ir viskas. Kas nebijot, gali prieiti nusifotkinti, jeigu esam įdomus. Jeigu tik įdomu, mes visada atviri esam visiems pasiūlymam. Jeigu ir kas nors norėtų prisijungti prie mūsų komandos, nes turim šiokių tokių planų pačią savo Gorilla Burgers Racing Team praplėsti, daryti kaip komanda, jau kad ir komandos taškus ir už komandą galima būtų važiuoti raliuose. Turėti komandos narių daugiau, galbūt įsiimti kažkokį tai aptarnavimo automobilių, jeigu kam poreikis bus. Visokių minčių turim, bet šiaip dabar pagrindinis tikslas prasiplėsti komandą. Turim kelis ekipažus, kurie nori galbūt galimai prisijungs prie mūsų. Visus šitos dalykus, manau, sužinosit ateityje. O jeigu yra kas nors norinčių, kad mes sakau, mes esam labai atviri žmonės. Ir visus galim priimti skėstom rankom. Kaip sakant, jeigu tik yra noras ir jaučiatės vieniši ir nenorit važiuoti vieni, važiuokit kartu su mumis, prižadu bus linksma. Eisim pagrybaut kartu visi. Mes parodysim, kur grybai Druskininkose auga. Jeigu bus kitais metais Mineralis Druskininkose, pirmiausia eisim grybaut, o paskui susiračinėję trasas. Tai va. Ką? Viens kitą turbūt galim pasveikinti su geru sezonu ir palaikykit mus toliau. Galim kolegas pakviesti. Ateikit Ateikit kolegos. Ateikit kolegos. Yra tuka. Ateik, Tomuk. Komandos vadovas. Per vidurį komandos vadovas. Prikūp, nežinau, kaip tau čia pakalbėti. Kelio atsiklausti. Dar mes turim ir ateik. Mūsų medija. Nežinau, rankų. Aš net neįsivaizduoju. Gal tu labai Arčiau. Nežinau, kaip jūs mus matot, bet jau yra taip, kaip yra. Arba nematot? Jo, tai aš manau. Papasakokit, kaip jums šis sezonas apskritai. Plius, okei. Gavau ant 5 pavairuoti. Gale sezono iš plovyklos. Sezonas visai gerai, tikslą savo pasiekėm, finišavom 30 vietoje bent vieną ralį, tai 25, į 30 tilpom žiauriai faina, o dabar reikia laukti kitų metų, daugiau atlyginimų, pinigų ir kitų amortijų. Tai va, kolegos irgi, jeigu kas nors norit prisidėti prie kolegų, jie irgi, manau, yra atviri visiems pasiūlymam. Tai žmonės tikrai užsidegė, matom ugnį jų akise kiekvieną kartą, kai susitinkam, tai bus gerai? Aišku, bus gerai. Varysim. Ir laukiam kitą sezoną. Laukiam. Varom vėl kartu. Gerai, ką, iki visiems? Iki. Ate. Ate.
Šiandien Gorilla Burgers Racing Team atidarė servisą vidury Dopo, po atvirų dangum. Kas norit, galit prisijungti. Laurinai, patvarkysi dar po to, ką nors? Tai va. Jeigu labai norit, galit prilėkti. Jo, vat būtinai šašlykinę turėkit ir viskas bus gerai.